Po Pirmojo pasaulinio karo Klaipėdos kraštą laikinai valdė pagrindinės sąjunginės valstybės. Nuo 1920 metų pradžios šis laikinumas užsitęsė net 3 metus. Lietuvos vyriausybė per visą tą laiką tikėjosi, kad sąjungininkės anksčiau ar vėliau priims sprendimą perduoti Klaipėdą Lietuvai. Lietuvių argumentai buvo tvirti. Kaunas teigia, kad šiame regione gyvena lietuviai. Be to, Klaipėda Lietuvai yra išėjimas į jūrą ir jos ekonomikai gyvybiškai reikalingas jūrų uostas. Klaipėdos krašte taip pat veikia būrelis lietuvių remiančių tokių įvykių scenarijų. Po Versalio sutarties Lietuva stengiasi plėsti savo įtaką Klaipėdos krašte įvairiomis ir ekonominėmis priemonėmis, bet ypatingai jos agitacija sustiprėjo nuo 22 metų antrosios pusės. Ir kai yra nuperkami vietos laikraščiai, kur yra vykdomos įvairūs agitaciniai susirinkimai, ypač 22 metų antroje pusėje. Na ir kaip mes puikiai žinome, ta visa 22-23 metų sandūros tas laikotarpis, tai buvo labai aktyvus laikotarpis pasiruošimo Lietuvos akcijos prijungimo Klaipėdos krašto prie Lietuvos, bet žinoma, reikia būtinai pabrėžti ir vieną dalyką, kad be šitų lietuvininkų, kurie buvo angažuoti į Lietuvos pusę, ir čia be abejo mes turime pabrėžti ir tą visą lietuvininkų elitą, kuris persikėlė arba iš Tilžės, arba čia toliau tęsė veiklą jau po Pirmojo pasaulinio karo, ar tai būtų Jankus, ar tai būtų Vanagaitis, ar Jokūbas Tikliorius, galų gale Erdmanas Simonaitis, kuris sutinka tapti politinių sukilimo vadovu, tai žinoma, be vietos lietuvininkų šito būrio arba šito kontingento Lietuvai praktiškai nebūtų buvę įmanoma įgyvendinti šitos akcijos. Tačiau Lietuvai palankaus sąjungininkių sprendimo vis nebuvo. O 1922 m. lapkričio viduryje Europos spaudoje pradeda sklisti iš Paryžiaus nutekinta informacija, kad Klaipėdos kraštas 15 metų bus paskelbtas Tautų sąjungos globojama autonominė teritorija, kurioje ketinama užtikrinti ne vien Lietuvos, bet ir Lenkijos interesus. Tokia žinia tuometinė Lietuvos vyriausybė sukrečia ir paskatina skubiai veikti. Po kelių pasitarimų ryžtamasi rizikingai akcijai vykdyti Ermano Simonaičio, Jono Žiliaus ir kitų Klaipėdos lietuvių jau anksčiau siūlytą idėją prijungti Klaipėdą prie Lietuvos jėga. 22 metų lapkričio mėnesį Lietuvos vyriausybė slaptame posėdėje nusprendžia užimti Klaipėdos krašto jėga, inicijuojant tariamą vietos gyventojų sukilimą. Iš esmės, į Klaipėdos kraštą yra pasiunčiami kariniai daliniai, kartu su Lietuvos šaulių sąjunga labai smarkiai paremia juos ir jie yra nugabenami iki sienos, traukiniuose yra perengiami civiliais rūbais, perina sieną ir veikia šitame regione kaip vietos gyventojai, kurie atseit sukilo. Iš vietos Prūsijos lietuvių yra suformuojamas toksai politinis naujas centras, iš esmės yra paskelbiamas perversmas, kad senoji valdžia atstatydinama ir šitie naujieji yra pastatomi jų vietoje. Tai yra karinė operacija, kuri užsibaigė sausio 15 dieną. 1923 m. sausio 10 d. prasidėjusią ir 6 dienas trukusią karinę operaciją kruopščiai planavo Lietuvos kariuomenės generalinio štabo žvalgybos skyrius. Jai vadovavo šios skyriaus kontražvalgų dalies vadas Jonas Polovinskas, konspiraciniais sumetimais pakeitęs pavardę ir pasivadinęs Jonu Budriu. Tačiau pagrindinis politinis visos operacijos centras buvo ministras pirmininkas Ernestas Galvanauskas. Dar vis tik tai iki galo visų dokumentų trūksta, bet galbūt kai kurie pasitarimai nebuvo dokumentuojami. Tiesiog, nes per daug tai jau būtų, jeigu patektų į negeras rankas, per daug būtų sukėlę problemų. Galvanauskas 22 metų rudenį aiškiai būdamas ministrų pirmininku ir užsienio reikalų ministru, tai yra turėdamas visas galios svertus savo rankose, priima nutarimą. Kartu, žinoma, pasitaręs, ministrų kabinete vyksta tasai posėdis, bet stenogramos nėra. Pilnavertės, vadinasi, irgi nenorėta pasakyti, matyti kažko tai per daug,
kad dokumentai nenueitų, o kad dokumentai, kad ir slapti nueidavo ir patekdavo į Lenkų rankas, čia yra tiesiog matoma. Tuo metu ir karinės operacijos dokumentai nuėjo, paskui Lenkai perduoda prancūzam, ir tada jau lietuviam galima kelti įvairius nepatogius klausimus užsienio valstybių sostinėse. Tad Galvanausko apsisprendimas turbūt yra lemtingas. Jisai suveikė labai protingai užsienio diplomatams sakydama vieną, Maskvos atstovams sakydamas matyt kitą, nes yra susitikimas su užsienio reikalų ministru Čičerinu Kaune, su vokiečiais veikdamas kitaip, pasiųsdamas delegaciją, kuriai vadovauja Krėvė Mickevičius ir kur. Pats gaudamas dar papildomas informacijas, vienu žodžiu, tai kiek suprantu, buvo centras, į kuris eina daug informacija, bet tie, kas žino vieną funkciją, nežino, ką veikia kiti. Tarkime, jau po sukilimo Krėvė Mickevičius bandė prisiminti kaip vieno centrinio organizatoriaus rolę, kai jis yra visiškai ne taip. Kaip rodo ten jo atsiminimai, paskui vėlesni pasisakymai, nežino jis visko, kas ten vyksta. Nes nėra prileistas prie tiesioginio karinio sukilimo organizavimo. Pasauliui lietuviai pasiuntė žinią, kad Klaipėdos krašte vyksta vietos gyventojų sukilimas prieš juos persekiojančią vokišką direktoriją, kurią paskyrė sąjungininkių vyriausiasis komisaras. Realybėje sukilėliais apsimetė daugiau kaip 1000 vyrų. Kaune suburtų į ypatingo paskirimo rinktinę ir paskirstytų į 3 atskiras taktinės užduotis gavusias grupės. Sausio 10 dieną peržengę sieną, jie beveik nesulaukdami pasipriešinimo užėmė strateginius objektus Klaipėdos krašte. Mūšiai vyko tik dėl Klaipėdos, kurią prancūzai nutarė ginti. Gal jinai nebuvo tokia sudėtinga logistikos arba karo veiksmų kontekste, tai daugiau buvo labai drąsi politikoje. Kada įsivaizduoti, ką tik gimusi valstybė, 5 metai, ar ne, valstybės, ir kėsinasi, sakykime, į svetimą teritoriją, kuri nepriklauso jai. Ir tai jėga, savotiška, sakykime, tokia, politinė ir apgaulė, persirengia kariškiai. Kariškiai rašo atostogų pareiškimus, neva jie atostogų tai tuo metu. Šauliai prisijungia, avantiūristai, kurie mano, kad gaus žemės, kaip ir buvo 18 metais. Tai labai jau buvo įvairiaspalvė, bet aišku patriotiškai nusiteikusi. Ir tokia to metu Lietuvos, ką tik gimstančios Lietuvos, jaunos Lietuvos jauna jėga. Žuvo 12 lietuvių, 2 prancūzijos kariai, 1 žandaras, 3 į apšaudymą patekę civiliai. Sausio 15-ąją sudarius ugnies nutraukimo susitarimą, tai dar nereiškia, kad Klaipėdos kontrolę perėmė Jono Budrio vadovaujamos pajėgos, ar kad Lietuva gauna teisę į Klaipėdą. Sąjungininkės ir toliau laikė, kad teritorija priklauso joms. Tad nemažiau svarbus nei karinė operacija buvo tolesnės dėrybos ir diplomatiniai žingsniai. Karinė operacija tai pavyko, bet kas paskui, nes sąjungininkai reaguos, buvo visiškai aišku ir reakcijos buvo svarstomos iki tokio lygio, kad nutraukti šis diplomatinius santykius su Lietuva, bombarduoti Klaipėdą ir panašiai. Tai įsivaizduokite, Tai aišku, kad reikėjo kažkokiu tai būdu Lietuvos vyriausybei, kuri neigia visiškai savo dalyvavimą šitose įvykiuose, nors sąjungininkai tikrai viską žinojo, kad Lietuva čia stovi už visko. Reikėjo Lietuvos vyriausybei kažkaip tos sąjungininkus įtraukti į dėrybas su savimi. Tai per tam tikrus, sakykime, manevrus Lietuvos vyriausybė išvedė viską į tokią situaciją, kad prancūzai ir sąjungininkai ima dėrėtis su Lietuva ir galiausiai yra priimamas sprendimas, toksai kompromisinis, kad visi teisiniai padariniai kylantis iš 23 metų sausio 15 dienos yra panaikinami, reiškia yra ta taip vadinamoji sukilėlių armija likviduojama, direktorija arba vietinė vyriausybė, kurią pastatė šitą sukilėlių armiją, yra atšaukiama, reiškia jos įgaliojimai panaikinami ir yra paskiriama nauja direktorija. Tai visa tai buvo nuolaidos, kurias turėjo žengti Lietuva ir kartu pripažinti, kad Klaipėdos kraštas bus autonominė Lietuvos dalis
Ir tada sąjungininkai 23 metų vasario 16 dieną perduoda oficialiai Klaipėdos kraštą Lietuvai. Tai formaliai Lietuvos dalimi Klaipėdos kraštas ir Klaipėdos miestas yra nuo 1923 metų vasario 16 dienos, kada pasirodo ambasadorių konferencijos nutarimas dėl šitos teritorijos, dėl suvereninių teisių į šitą teritoriją perdavimo Lietuvai, kas buvo labai svarbus diplomatinis manevras, dėl to, kad, įsivaizduokite ar ne, tokią situaciją, kad, sakykime, Lietuva okupuoja Klaipėdos kraštą ir niekas Europoje to nepripažįsta. Tai aišku, kad Lietuva būtų pastačiusi save į labai nepavydėtinę situaciją. Bet būtent tas diplomatinė šita akcija, diplomatinės dėrybos, kurios vyksta po sausio 15, jos yra labai svarbios šitam kontekste būtent dėl to, kad Lietuvos vyriausybei pavyksta vis dėlto padarius tam tikrų nuolaidų, užsitikrinti, kad prancūzai, britai ir kiti sąjungininkai, kurie gauna pagal Versalio taikos sutartį iš Vokietijos suvereninės teises į Klaipėdos kraštą, jas perduotų teisėtai Lietuvai. Kas, aišku, Lietuvos buvimą Klaipėdoje daro nepalyginamai tvirtesnį, iš esmės nepajudinamą reiškia, nes tai yra oficialus teisinis perdavimas, o ne kažkokia okupacija ar dar kažkas. Bet aišku, jeigu nebūtų tos karinės operacijos, tai būtų visai kitaip viskas susiklostę. 1923 m. vasario 16 d. Paryžiuje priimtas ambasadorių konferencijos sprendimas lemia, kad Lietuva triumfuoja, po kelių dienų perimdama suverenės teisės į Klaipėdos kraštą. Tiesa, nemažai vietos gyventojų šią žinią priima gana abejingai. Kaip dauguma gyventojų priėmė 23 metų pokytį, kad Lietuva įvykdo karinę operaciją ir užima Klaipėdos kraštą, tai būtų galima ko gero taip pasakyti, kad dauguma žiūrėjo pasyviai arba neutraliai. Kitaip sakant, pasikeitė kažkas, bet didžiulio kažkokio pasipriešinimo iš vietos gyventojų tam nebuvo, bet tuo pačiu nebuvo ir entuziastingos hurra reakcijos, kad štai tai yra tai, ko mes laukime. Anaiptol, tai politiniai vietiniai lyderiai jau po keliurių metų pradeda išnaudoti šitą situaciją ir kalbėti apie tai, kad Lietuva okupavo Klaipėdos kraštą, kad tai yra neteisėtas veiksmas ir panašiai. Jos, aišku, tuo metu remia Vokietija taip kalbėti ir jie dėl to taip kalba. Klaipėdos kraštas Lietuvai priklausė 16 metų. Lietuvos sudėtyje tai buvo autonominė teritorija, gyvybiškai svarbi jaunos valstybės egzistencijai, vadinta jos plaučiais ir vartais į pasaulį. Tačiau įsitvirtinti šioje teritorijoje Lietuvai buvo didžiulis iššūkis. Ypač todėl, kad dalis krašto gyventojų su 1923 metų pokyčiu niekada taip ir nesusitaikė. Nacionalsocializmo triumfas Vokietijoje 4-ame dešimtmetyje įkaitino jų nuotaikas, o geopolitiniai pokyčiai Europoje pasuko krašto likimą nauja linkme. 1939 m. kovą Klaipėdos kraštas vėl tapo Vokietijos dalimi. Tačiau faktas, kad Vokietija 1939 metais sulaužė Versalio tvarką grasinimais Kaunui, pareikalaudama Klaipėdos kraštą grąžinti, lėmė, kad Antrojo pasaulinio karo pabaigoje niekas nebejojo. Klaipėdos kraštas turi grįžti Lietuvai. Be konspiracinės 1923 metų istorijos tai nebūtų įvykę.